Parodysiu, kaip susikurti plokštumą. Einam į paviršiai, tada spaudžiame naujas, pasirašom paviršių, paviršiaus pavadinimą, kokį norim iš tikrųjų. Plokšt užvadinau, spaudžiam OK, spaudžiam toliau. Tada jeigu turim pasimatavę jau prieš tai tašką, galim rinktis čia iš sąrašo arba galime užkart pasimatuoti. Spaudžiame apačioje ženkliuką, pamatavom, matom X, Y ir aukštį, spaudžiame baigti, klausia ar norime pasirinkti kaip aktyvų paviršių, spaudžiame taip. Spaudžiame uždaryti ir automatiškai yra plokštuma, kurioje galime dirbti, o plokštuma bus grinai sukurta palei tą tašką, kur buvo kaušo darbinis peilis. Galima pliusuoti arba minusuoti ir visoje Lietuvoje ant tos vienos plokštumos galime dirbti.